Šiandien labai trumpai jums papasakosiu apie nelabai piktą, bet papiktintą Cupra Formentor. Jeigu aš būčiau atnaujinto Cupra Formentor su plug-in versija pardavėjas, jūs pabandyčiau suvilioti tokiais teiginiais. Benzininis 1,5 variklis su elektros jėgainė, taigi bendra suminė galia nuo 204 ir daugiau. Arklio galių be abejo. Na, o jeigu būtų tik 1,5 variklis, tai būtų tik 150 arklio galių. Taigi čia yra žvėriukas. Automobilis tikrai urzgia, bet reikia žinot, kokį mygtuką reikia paspausti. Garsas viduje pasidaro agresyvesnis ir aišku, maksimali galia virš 200 arklio galių. Tai va, Cupra arba Cup Racing, jeigu dar ir su elektros varikliu traukia tikrai smagiai, nors vidaus degimo variklis, kaip jau minėjau, 1,5. Pati pigiausia versija tik su to 1,5 varikliu prasideda nuo maždaug 34 tūkstančių, o šitas plug-in hybridas ir virš 200 arklio kainuoja vidutiniškai 50 tūkstančių, bet be abejo tikrai gerai sukomplektuotas. Na ir šitas beveik 13 colio ekranas. Turbūt tai didelis patobulinimas, anksčiau ekranas buvo mažesnis, bet to multimedija strigo, čia visiškai nauja multimedijos sistema. Šį kartą, bent jau per 2 dienas, viskas buvo gerai. Na ir akustinė sistema Sennheiser tikrai gerai neša stogą, tikrai gerai kala per ausų būgnelius, jeigu grojate be abejo savo geriausią grojaraštį. Tačiau šiame modelėje, tai ko anksčiau nebuvo, yra daugiasluoksniai galiniai žibintai, kurie sukuria gražų piešinį, kai vairuotojas prieina prie automobilio. Sakyčiau, pažiūrėk, kaip gerai atrodo ratai. Tik 19 colio atrodo kaip kokiu 21. Sportiškai, ar ne? Bet iš tikrųjų stabdžių trinkelės nėra labai didelės. Tai čia nėra trasai skirtas automobilis, galima važinėti mieste. Tai, kad čia sportinė stilistika, bet ne sportinis, o tik sportiškas automobilis kelintis emociją, rodo netikri du slintuvai, išmetimo angos. Atrodo gražiai, bet pro čia dujos neišmetamos. Na ir sėdynės labai gerulės, labai patogu sėdėti su šoniniu prilaikymu iš perdirbtų tikrai gražių medžiagų. Na ir čia gal visai ne atnaujinimas, o tiesiog patogus funkcionalumas, LED juosta palei visą priekinį stiklą, panelę ir durų lankstą, ypač naktį tai yra patogu, įvažiuoji pavyzdžiui į aklą zoną, atvažiuoji iš galo automobilis tave bando lenkti ir čia sumirga ne tik mėlyna, žalia, bet geltona šviesa, kuri atkreipia tavo dėmesį. Taigi jutiklių parodymus matai štai čia, ant durelių viduje, o ne išorėje ant veidrodėlių, kaip daugelio kitų automobilių.